Minėjote tikrai nemaža persvara. Kokie pagrindiniai faktoriai nulėmė šiandienos pergalę? Ką šiandien darėte geriau negu ankstesnėse rungtynėse? Gal įvardinkim tai, kad laimėjo komanda šitas rungtynės, žaisdami neblogą futbolą. Antras dalykas, reikia įvertinti, kad varžovas buvo, kaip pasakyti, šiandieną turėjom apžaisti juos, nugalėti, nes tai yra pakankamai jauna komanda, pas mus žymiai daugiau patyrusių žaidėjų. Laimėjom, nes geriau išpildėm momentus, bet aišku, su realizacija vis dar turim nemažai problemų, reikia dirbti. Tai sakau, šią dieną galim pasidžiaugti, kad 3 taškai ir komanda atsispiria po truputį, nes, kaip įvardinsiu, žaidėjų yra daug naujų. Komanda formuojasi, kažkas po traumų grįžinėja, kažkas po ligų. Ir aišku, labai džiaugiuosi kad Tauragės futbolininkų vietinių auklėtinių beveik 10 aikštėje buvo, jeigu neklystu. Komanda šiaip dar jauna. Kaip viskas atrodo iš vidaus? Ar komanda vieninga? Aš manau, kad kolektyvas susirinko labai neblogas. Komanda, matau, kad serga viens už kitą. Net ir tie žaidėjai, kurie sėdi ant suoliuko. Tai sakau, apie vieningumą, norint siekti tikslų, apie vieningumą nėra ką kalbėti, mes turim tokie būti. Viens kitą palaikyti, nes sezono eigoje, sakau, kai prasideda kortelės, traumelės, tie žaidėjai, kurie yra ant suolo, būna be galo svarbus. Šiandien stadione komanda sulaukė tikrai nemažai palaikymo. Ar jis tikrai komandai toks svarbus, kaip visi sako? Tauragė vienas iš tų miestų, kur renkasi daug žiūrovų. Ir jie labai myli futbolą, ir tas palaikymas yra labai svarbus. Kaip aš įvardinu, vietinis sirgalius tai yra 12 žaidėjas. Ir sakai, labai kviečiu palaikyti savo komandą, nes tikrai aš matau, ta komanda atiduoda širdį, stengiasi, nori tobulėti, yra daug alkanų jaunų žaidėjų, atvažiavę žaidėjai irgi turi charakterį, kurie nori laimėti nepriklausomai nuo amžiaus. Tai sakau, nuoširdžiai kviečiu palaikyti komandą, sirgti, o mes padarysim viską, kad ateitų pergalės.